Ties 48, sakykit, kaip seniai čia gyvenat? Aš gyvenu tik tai 12 metų. O, tik tai čia pasikeitė, kai pradėjo namą administruoti. Viskas pasikeitė kardinaliai, žinokit, aš niekiek neperdedu. Dabar moka centinai servis 20 eurų. Dabar iš vis jau 2 mėnesiai reikia pagalvoti, va čia kai vadovauja. Aš taip pažįstu žmonės, aš matau, kad šie vadovai yra labai nuoširdus. Sąžiningi, tu jiems gali ir naktį paskambinti ir tikrai atsilieptų. Kada paskambini, visada atsiliepia. Pirmas mėnesis jau ataskaita, išvardinti visi darbai. Labiausiai įspūdį padarė, kad pagaliau yra jūsų daugiabučio administratorius, su kuriuo galima bendrauti, kuriam galima parašyti, paskambinti ir jis iš karto sureaguoja. Taip, jūs neįsivaizduojat, kokio čia stropumo žmonės. Jie kiekvieną dieną čia laksto, stebi, jūs pasižiūrėkit, kaip atrodo fasadas. Šitos stoginės išdažytos, soliukai per pirmą mėnesį. Jūs pasižiūrėkit, kiek per pirmą savaitę, tai iš vis mums labai daug nemokamai darbų, va tokiems kaip aš, pensininkams, kur kiekvienas euras svarbus. Tai žinokit, profilaktiką atliko, diagnostiką ir nieko nemokėjom. Pažinties proga. Jo, susitempė visą techniką, žinokit. Ir aš netgi mačiau tą televizorių, kaip atrodo visas tas stovas. Įsivaizduojat? Va, į virtuvę. Viskas. Tai žinoma, kad taip. Taip, užtat, kad kimšos visą laiką problemas. Jūs pasižiūrėkit šaligatvis, va, čia, kur tie yra gluosniai. Tai va, viena plytelė tik tai buvo. Nei praeit, krūmai baisiausi, iškirto tos krūmus per pirmą savaitę. Nuvalė visą dangą antrą juostą, įsivaizduojat, dabar gali ir žmogus prasilenkti ir su vežimėliu, ir invalidų vežimėliu, ir mamytė su vežimėliu pravažiuoti. Visą dieną vyrai dirbo juodai, su karučiais, vežiojo visą tą šlamštą. Aš sakau, per 12 metų pirmą kartą. Va, apkirpo veją. Žolė šienaujama. Žinokit, ataskaita parašyta, mokesčiai perpus mažesni. Gražus bendravimas, nuoširdus, kultūringas. Va. Ir kreipia, jie svarbiausia, žinokit, kreipia į kiekvieną smulkmeną. Tik tai pasakyk, ką nors, viskas jau padaryta kitą dieną. Žinokit, aš galvoju, kas čia per stebuklų kraštas dabar. Tikrai niekiek neperdedu, žinokit. Matosi, kad jūs nuoširdžiai labai džiaugiamės. Taip, labai džiaugiamės. Ką galėtumėt palinkėti, nežinau, perduoti kitų daugiabučių gyventojams, kurie dar neturi tokios. Jie iš pavydo greit numirs. Tegu jie ateina, va, apžiūri, kaip atrodo mūsų aplinka. Ir paklausė, kiek moka dar už visą. Taip, 20 eurų. 20 eurų. Ar yra skirtumas, kur mokėjom 50, 48. Per metus, per 10 metų, čia didžiulis. Bet įsivaizduojat, ir dar kas, pasiėmiau, žinokit, ką pasiėmiau, pasižiūrėt. Kur aš čia dabar pamečiau, va, pasižiūrėkit. Atliktų darbų ataskaita. Čia pirmą savaitę. Taip. Va, pasižiūrėkit. Skaitykit. 3 laiptinės rūsyje pakeistas 5 metrų ilgio nuotekų vamzdis su 3 šakių. 3 laiptinės rūsyje pakeista ten dalis šalto vandens ir taip 4 laiptinėje, 4 kokie atlikti darbai, pasižiūrėkit. Va. Dabar, va, į šitą paskui. Tai per pirmą mėnesį. Pirmą mėnesį ir iškabinta tas, pasižiūrėkit, kiekvienam žmogui taip įmestai pašto dėžutė ir dar lentoje iškabinta. Dabar žiūrėkit, pastaba, visi darbai buvo atlikti neatlyginamai. Supratau, ta prasme, nieko papildomų, jokių sąskaitų jums už tai nestatė. Dabar dar kas, žinokit, niekaip nesuprantu, kas man galės atsakyti. Reiškia, dabar, kaip jie pristatė čia mums tos mokesčius, tai parašyta namo sutaupytos lėšos namui. Tos kaupiamosios lėšos. Pasižiūrėkit, dabar pažiūrėkit, va, per pirmą mėnesį, pažiūrėkit, 8-9 mėno, centina servis, pažiūrėkit. 2734. Sukauptos lėšos šito namo galimom avarijom likviduoti, remontuoti ir panašiai. Dabar žiūrėkit, tyčia pasižymėjo administracinės paslaugos 0,63 centai.
Kai sako, ar kyla daugiau klausimų, nekyla. Labai džiaugiamės, labai laimingi ir dėkingi esam. Viskas. Tai ačiū Jums labai, kad pasidalinat. Labai malonu. Ačiū. Sakykit, kaip seniai gyvenate šitame name, Rasytės 48? Gal 40 metų. Kiek žinau, neseniai pasikeitė šito namo, daugiabučio namo administratorius, dabar jo yra Centina Servis Kaunas. Jūsų asmeninė patirtis, ar yra kažkokie pokyčiai? Labai pozityvi. Todėl, kad iškilus problemai buvo labai operatyvi reakcija ir dar netikėtai smulkmenai iš visišką pagalbą. Ta prasme, visiškai smulkmenai, kuri buvo labai svarbi. Tai didžiausią įspūdį padarė, kad greita reakcija. Iš karto buvo pabendrauta, jisai paklausė, per kiek laiko atvyko žmogus. Po to, kai buvo paskambinta, yra labai, kas labai patiko, kad paprašius popierinės sąskaitos, jinai atsidūrė pašto dėžutėje. Ir joje, kas dar buvo labai malonu, buvo sukauptos gyventojų lėšos. Pagaliau pradėjo kauptis. Ir aišku, matosi darbai ir ne tik tai, kaip sakant, kalba už save. Ne tik tai kūnui, bet ir sielai. Sakykit, ką galėtumėt palinkėti kitų daugiabučių namų gyventojams, kurie bijo keisti administratorių? Ar verta į tai veltis, ar labiau čia baisus sudėtingas procesas, ar vis dėlto tai yra pasiekiamas dalykas? Ir svarbiausia, nebijoti, nes kas žmogų labiausiai ūgina, nežinia, o gal tu išeisi ir pataikysi nuo vilko ant meškos. Nu taip, žinoma, baimė stabdo. Taip. Bet ta prasme, logiškai pamastyti, ar jūs ne per didelius pinigus atseikėjat administratoriui. Tiesiog logiškai pamastyti, nes visi. Tai ta prasme, rekomenduotumėt nebijoti vis dėlto, domėtis, kovoti už savo teisės, ieškoti, rinktis, nes yra iš ko rinktis. Galima rinktis. Yra rinkos ekonomika ir galima rinktis ir nebūtinai būti prisirišus prie vieno administratorių, būti jo nepatenkintų, mokėti mokesčius, kentėti. Ne, ta prasme, mums lietuviams, kai kuriems galbūt tikrai labai būdinga daug kentėti. Gal geriau kažkiek tai tą baimę įveikti ir pažiūrėti, nors minimaliai padarius, kokį tu gausi rezultatą, negu iš viso nieko nepadaryti ir rezultato tada nebus jokio kitokio. Tai vardant to, kad būtų kažkoks tai nors minimalus, bet tas pozityvus, tas, kurio tu iš tikrųjų nori rezultatas. Neseniai, atrodo, 2-3 mėnesiai atgal pasikeitė šito daugiabučio namo administratorius. Šiuo metu tai yra Centina Servis Kaunas. Taip. Sakykit, ar pajutot kažkokį skirtumą? Labai didelį skirtumą pajautėm ir kas kai yra svarbiausia, ir šaligatviai sutvarkyti, pavalyti visą kitą. Šakos apkarpytos. Taip, yra labai teritorija, visai kitaip prižiūrima ir įėjimai nudažyti, kur mes prie įėjimo durys, visą kitą viską ir nudažę ir taip pat ir skirtumas ir jeigu kokia avarija iš karto nuotekų, kas nors kokie vamzdynai iš karto atvažiuoja ar ką. Bendravimas ar pasikeitė? Labai bendravimas. Buvo administratorius ir dabar, ar yra? Yra labai didelis bendravimas, bendrauja, tarės, ką mes pageidaujam. Servis Kaunas bendrauja su to namo gyventojais, kurie administruoja paprastai, betarpiškai, žmoniškai, sprendžia problemas, kartu tarėsi. Taip, kas mums reikalinga, ką mes norim, ką dar norėtume. Tai sakykit, ką palinkėtumėt kitų daugiabučių gyventojams, kurie dar bijo keisti administratorių, tiesiog žinau situaciją, jie bijo keisti. Jie žino galbūt, jie nepatenkinti, bet jie galvoja, kad sudėtingas procesas, ar čia labai sudėtingas, baisus procesas pakeisti administratorių. Yra šiek tiek, bet reikia, jeigu norint, tai kantrybės ir visa kita, viskas yra pasiekiama. Viskas yra įmanoma, kad reikia kažkaip kovoti už savo namą, už savo teises. Kas priklauso, taip, kas yra priklauso, kad darbai visi atlikti būtų, tai žinoma, kad galima, viskas pasiekama. Nebijokit kaimynai, visą kitą, kas nori, tai kreipkitės ir labai tikrai verta.
Malonu. Esu to namo gyventojas nuo pat pradžių. Pasikeitė administratorius, kiek žinau, nesenai, čia kažkur gegužės mėnesį. Ar pajutot kažkokių pokyčių, ar yra skirtumas, ar lygiai tas pats, tiesiog biurokratinis dar vienas administratorius? Lygiai, žinokit, ką įkalbėti. Tai reiškia naujas administratorius, Centina Service Kaunas. Pasiteisino, mažiau mokate ir daug greičiau reaguoja. Ir žmogiškai galima su jais bendrauti, pasakyti, kokios yra problemos. Jau dabar, kai pradėjau administruoti, vamzdžiai jau špižiniai buvo, jau beveik prakūrę. Pakeitė visos. Sutvarkė visus Rusijos vamzdžius. Pagrindinis vamzdis irgi buvo jau prakūrę. Ką dar padarė, ką jūs matote? Visą fasadą nudažė. Laiptinių įėjimus nudažė? Jo, ir supranta, suliukai nauji viską. Suliukus naujus sutvarkė. Ir teritorija dabar, pavyzdžiui, darysimo medžiai, jums apėjus viską. Viską padarė. O sakykit, o jūs mokate tą pačią sumą, kaip ir buvusiam administratoriui, ar Centinai Service Kaunas mokate? Mažiau. Net mažiau? Daug mažiau mokam. Būtent ir labai normalium kainom. Tai naujas administratorius. Taip, naujas Centina Service Kaunas. Tai yra mažesni mokesčiai, tačiau jie daug daugiau daro darbų, kurių jūs su buvusiu administratoriumi net nematėte tų darbų. Taip. Ir pasikvies galima iš karto. Labai žmogiškas bendravimas ir greitas, betarpiškas. Supratau. Jeigu, pavyzdžiui, reikia, supratau. Nors ten, kas įvyko, ar tavo klausimų kokio, ar darbiukas, iš karto, mygam. Pasakym, tai čia, žinokit, nieką lygiai ten. Supratau. Ten, ką buvo, tai, žinokit, baisus dalykas, ten skelbdavo, reikėtų vamzdžius pasikeis, pavyzdžiui. Ten, keitim pernai ten vieną. Supratau, užtrukdavo viskas. Tai, žinokit, ten konkursas didžiausiai. Supratau. O sakykit, ką rekomenduotumėt kitiems gyventojams, kitų daugiabučių gyventojams, kurie, pavyzdžiui, svarsto, turi dilemą rinktis naują administratorių, likti prie seno, ką jūs patartumėt patyręs jau šitą? Tai žmonėm iš karto nuteikiam, savo jau kiek praktika buvo, jau mes turim tą jų padarytą, taip sakant, kai diena nuo nakties skiriasi visi supratau. Tai jūs jau net kaip sakyti, rekomenduojate Centina Service Kaunas, nes savo kailių patyrėt per daug metų. Tai galite teigti, kad šitas administratorius, šito daugiabučio yra pats geriausias per jūsų 40 metų patirtį. Tai ačiū Jums labai, gražaus vakaro, ačiū, kad pasidalinot savo patirtimą apie naują jūsų daugiabučio administratorių, Centina Service Kaunas. Dėkoju. Sakykit, kaip ilgai gyvenat šitam name Rasytės 48? Atsikrausčiau, tai aš čia buvau pirmoji toj laiptinėje. Jūs nesenai, kaip suprantu, jūsų namo reiškiasi gyventojai susirinkę, nusprendėte pakeisti šito daugiabučio namo administratorių į Centina Service Kaunas. Ir ar pajutot kažkokius pokyčius? Ar yra skirtumas, ar iš principo lygiai tas pats kaip ir seniau? Kol kas jie labai gerai atlieka visus darbus. Supratau. Ką įsipareigojo, bent jau apie kitas laiptinės negaliu sakyti, bet tai, ką įsipareigojo mūsų laiptiniai, tai tikrai padarė ir rytą Centina susitarėm sutvarkė. Supratau. Jau iš karto per trumpą laiką pamatėte, o bendrauti yra lengviau su šito administratoriu? Man visai paprastai, mes tarėmės, kaip tik aš dalyvavau sutarties sudarėme tarp mūsų, tarp namo ir Centinos Service Kaunas, labai maloniai bendravom. Paprastas žmoniškas bendravimas. Tiek su buhalterė, tiek su vadovais tos organizacijos, tikrai jokių problemų nebuvo. Kol kas blogo tikrai neturiu ką pasakyti, o gero tai ką tik tai pagirti ir viltis, kad visą laiką taip ir bus. Kad ir tęstų kad nesibaigtų. Kitų daugiabučių gyventojams, kokią žinutę perduotumėt, ar verta keisti administratorių, verta į tai vertis, ar vis dėlto, žinot, pasroviui plaukti, kaip įprasta lietuviam yra, verkiam blogai, bet vis tiek. Reikia užsispirti ir aš tikrai patariu keisti. Jeigu norit sutaupyti pinigų, tai prašom kreipkitės į Centina Service Kaunas. Ir nebijokite keisti administratorius. Nebūtinai Centina. Baimės jokios. Pasirodo, galima keisti administratorių. Galima. Pasirodo, jie yra skirtingi. Kaip be abejonės įmonės, skirtingos parduotuvės. Be abejonės. Ir šita paslauga yra skirtinga. Nebūtina prisirišti prie vieno administratoriaus ir daug metų būti nepatenkintam, bet vis tiek su juo, kaip sakant, likti. Ir verkti, ir skųstis. Tai geriau, kad nesiskųsti, geriau rinktis naują ir nebijoti naujovių.